Ship it up, 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 ship it up. Sveiki, mes ir vėl kelyje. Jau kertame Baltijos jūrą ir netrukus išsilaipinsime Švedijoje. Mūsų laukia 600 km šaunių švediškų žvyrkelių, ežerų ir miškų. O kaip mums sekėsi pasiekti keltą Ventspilyje? Apie viską nuo pradžių. Pradedam kelionę! Šliapkės bus. Mūsų tikslas buvo pasiekti Ventspilį 3 dienas, keliaujant atokiais ir tyliais Baltijos jūros pakrantės takeliais. Mus džiugino laukinės Latvijos tylus ir niekieno nelankomi takeliai, tankus ir įspūdingi miškai ir neapsakoma tyla. Just us two, somewhere new, somewhere new. Šios dienos nakvynės vietos mes ieškojome net keletą valandų, nes nuo stipraus vėjo buvo labai sunku rasti užuovėją. Tačiau kai radome savo nakvynei vietą, ilgai ją džiaugiamės ir grožėjomės laukine jūra. Somewhere new. Labas rytas, Labas rytas. kaip miegojot? Labai gerai. Bet naktį prabudom nuo labai ryškių blyksnių ir stipraus griaustinio. Pakilo vėjas, dėjo škvalas, trumpas, bet labai baugus. Šiandienos planas Nuvažiuoti iki kempingo Miera uostą. ir rytoj jau Ventspilyje laukti kelto į Švediją. Ir šiandien į pirtį. Randam tokių takelių. Esame rojuje. Kiekvieną dieną laukai mėlynių. Paja. Dar nepabaigai. Pusiaukelė. Pasistiprinę Liepojoje toliau keliavome link šio vakaro numatytos stovyklavietės, kur žinojome, kad galėsime išsinuomoti pirtį.
Tai mus labai motyvavo, nes žvyrkeliai dažnai buvo nuobodus ir be galo ilgi. Nenusibodo? Begalybės žvyrkelis. Laukia pirtis galbūt. Pabaigoje jo, tai minam. Esam Pirteliai. ilgai laukta ir žadėta pirtelė ant jūros kranto. Nerealiai bus. Einam į pirtelę. Labas rytas. Labas rytas. Kas vyksta? Vyksta kuitimasis į Ventspilio pusę. Šiandien labai vėlai pradėjome važiuoti, nes ryte lyjo ir jau 4:30 ir dar liko 50 km iki Ventspilio. Kažkaip judam. Sveikatą. 240 Klaipėda Ventspilis. Atvykome Ventspilyje į kažkokį kambariuką. Leidžiai miegosim kopose. Lova, dviračiai. Ir viskas. Tai vartai uždaryti. Ką tik uždarė. Atvykę į Švediją dar skubėjome numinti 50 km iki pirmosios nakvynės vietos. Jau buvo vakaras, tad skubėjome suspėti iki sutemstant. Štai ir vakaro namelis. Sveiki atvykę. Švedišką pašiūrę. Labas rytas. Labas rytas. Kur čia išmiegoji, elfų trobelį? Nuostabi trobelė.
mes ir vėl pasiruošę į kelią. Vakar atplaukę keltu, dar numynėme 50 km ir buvom stovyklavietėj gal 10 vakaro tik tai. Kaip tik besileidžiant saulei. Bet išmiegojom štai šitam namelyje. Uodai nesuvalgė. Tai žiūrėsim, kas laukia toliau. Šiaurietiška Švedija. Tariam ačiū namukui, judam. Šiandien vakare jau turėjome pasiekti oficialią savo maršruto pradžią, tad nekantraudami pažinti Švediją keliavome toliau. Važiavom ir privažiavom tokią vietą. Ir labai daug žmonių iš tikrųjų visur aplink ežerą, bet mes tikimės čia statytis palapinę, užsikurti ugnelę ir jau verdam vakarienę. Namai pastatyti, ugnelė užkurta, laukiam žvaigždžių. Labas rytas, dienos šviesoje mūsų stovyklavietė dar įspūdingesnė. Esame tarp uolų. Ir čia tuoj pamatysime Damijoną renkantį pusryčius. Kokia čia uogelė tupi? Turim visą maišą jų. Mėlynųjų. Niam. Pradedam 3 dieną Švedijoje. Ir šiandien mūsų planas Apie 70 km miškais, žvyrkeliais iki gražaus didelio ežero. vakar vakare pradėjom oficialiai jau savo maršrutą, tai nekantraujam pamatyti, koks jisai ir pažinti Švediją.
sakė, jokių didelių sukilimų, tik tai trumpos stačios kalvos. Taip ir yra. Tai šitam regione labai geležį kasdavo. Ir čia turbūt viena iš tų vietų. Kibirėlis toks nemenkas. Ir vanduo geriamasis geležies skonio irgi. Kiek buvom įsipylę, jautėsi. Tai harri ada har yra. Leisdavosi taip giliai. Čia va namelis ir tiek nusileisdavom. Labą dieną. Labai gražu, parodysiu. Ką ten renki? Negaliu nustoti valgyti. Jeigu sustoja, reikia valgyti. Mėlynę. Štai kokią privažiavome sankryžą, kurį kelią pasirinksim. Sigutė negali gyvenime praeiti jokios didesnės drevės, turi įlysti. Ką darysim? Tai ką dabar? Suspręs, kad aš filmuosiu. Ne, Nelend. pro kitą pusę. Į kitą pusę Ai, guldyk. progriovi. Eisi pro grilą. Gerai, bandyk. Nu va. Success. Ilgi žvyrkeliai labai Švedijoje. Tokie monotoniški truputį, bet labai geri nusileidimai. Tai lekiam, nėra kada net filmuot, kol tokiais greičiais lekiam žemyn. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, Dirbam. I want to be with you both day and night. Kur čia leki tokiu takeliu? Į kultūrą, į didmiestį pasižvalgyti. Iš pievų išlipti. But at least we can grow together. Švediškame lietuje ateina audra su I can žaibais see the sunrise ir liko 20 km iki nakvynės. in your eyes. Gal spėsim? Let's go. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night. Kai tik pradėjo lysti, pradėjom ir mes lysti į įdomesnius reivus. Per lietų. Per lietų. Matėm šernų pulką, stirnų. I know that life won't last forever, but at least
we can grow old together. Pakliuvom į švedišką lietų. Virš valandos pavažiavom paskutinius 20 km. Ir dabar bandom pasiekti namelį šio vakaro. Tai paskutiniai keli šimtai metrų tokie šlapi. Bet labai tikimės, kad ten viskas bus gerai ir galėsim praleisti naktį. Nu va, kažką priėjom. Kas čia? Su atskirą namelį individualų. Būsim kaimynai. Ant olos. Vidury miško. Oho, kas čia? Kaip juokingai. Čia manęs nevedė su stovo giliu. Gal net pavyks užkurti būgną. Po lovą. Reiktų savo geras kamurkės tokios. Pasislėpti. Čia kad atmuštų šilumą tau į namuką. Nu va, 80, neblogai. Šlapias tai Kažin kiek sukilom. Man labai patiko, kad nepasidavėm, nes turėjom dvi opcijas skipinti maršrutą. Viena buvo dar prieš prasidedant lietui, antra buvo prasidėjus lietui į kempingą važiuoti, bet nusprendėm įveikti. Įveikėm. Šunolį. Nu, nesiliauja. Tokia prognozė dar pažiūrėti. Šiandien Damijonas sakė, kad jam nuobodu važiuoti žvyrkeliais, tai juokiamės, kad įjungė lietaus tam, kad paįvairinti. Ir tik pradėjo lyti ir pradėjom važiuoti visokiais vienvėžiais miško takeliais ir sudėtingesniais ir labiau įdomiais. Nu va, Damijonas bando įkurti ugnį vandenį lietuje. O, kiek dūmų. Vakarienė verda ir mano tašė leidžia vandenį, tai susidžioviau viską, ką galiu. Bandysim kažkaip, jei nedžiūti, tai bent nešlapti daugiau. Ir miegosime štai čia. Čia toks išradimas, sienelė metalinė. Čia žemos lubos, tai čia miegant šiluma visa nuo ugnies eina į namelį. Tokie va šiaurietiški išradimai ir net lietui lyjant jinai dega.